Sveiki, su jumis sveikinasi Laukinė komanda. Tai yra pirmasis mūsų laidos epizodas. Jame sužinosite, kaip galite padėti gyvūnams jau šiandien. Sužinosite, kas naujo nutiko gyvūnų pasaulyje ir susipažinsite su įvairiausiais žmonėmis. Važiuojam! Du 2022 Lietuvoje bikinio kategorijoje ji pasiekė bronzą, Latvijoje auksą. Šiemet Europos čempionate pateko į pusfinalį, įveikusi 17 stiprių priešininkių ir visa tai be jokio mėsos gabalėlio. Kalbame su Deimante Šiaulyte, kuri yra veganė, bikini fitness atstovė. Deimante, kas yra didžiausia tavo motyvacija? Tai didžiausia mano motyvacija ir yra mano mityba. Tai, kaip aš einu iki to tikslo, iki kurio eina visi, kad einu kitaip, einu su augalinė mityba. Kultūrizmas daugiausiai baltymų reikalaujanti sporto šaka. Pagrinde baltymais kultūristai sotinasi iš kiaušinių, pieno produktų, mėsos ir žuvies. Tačiau Deimantė laužo šį standartą. Jos mityboje nėra nei vieno iš šių produktų. Be jokios mėsos, be jokių proteinų miltelių, be jokių kiaušinių, be jokios žuvies. Ir dauguma, kai išgirsta, tai jam būna tai, ką tu valgai, kaip kur tavo baltymai, žinai, vis tiek dar būna maždaug, kad neįmanoma tas požiūris. Tai tas mane tikriausiai labiausiai ir motyvuoja, kai tu gali pasiekti tų rezultatų aukštų, visiškai pilnai, nevartojant jokių net gyvulinės kilmės papildų, net vitaminų, neperka net iš principo papildų, jeigu želatinos kapsulė, nes tiesiog ne. Jau geriau tada negersiu iš viso papildų, reiškia, man nereikia. Šis sportas yra sunkus. Dažnai besiekdami rezultato sportininkai pasiduoda. Tačiau jei suklumpa veganas, kiti sportininkai galvoja, kad tai nutiko dėl jo mitybos. Pasiekta kažkokie net titulai ir tu žinai, kad tu darai viską kitaip. Taip, kaip tau sakė, kad neįmanoma, bet tu nueini padarai dar geriau. Tai va tas ir veža, tas te motyvuoja ir neleidžia sustoti ir net kai sunku, tu supranti, kad net negali atrodyti silpna, nes jie pagalvos tikrai, kad tu dėl to, kad esi veganė. Ir tu turi varyti maksimumui, nes tu net atstovauji tada tą vardą. Nėra daug sportininkų veganų šitoj sporto šakoj ir tu tuo pačiu neši ir tam tikrą tokią atsakomybę, kad, kaip sakyt, negali blogai padaryti. Turi gerai padaryti. Viena iš priežasčių, kodėl žmonės tampa veganais, yra gyvūnų gerovė. Toks iš pažiūros pasiaukojimas dėl gyvūnų atrodo galėtų atnešti sveikatos negalavimų. Tačiau tai netiesa. Teisingai sureguliavus mitybą, žmogus tampa net sveikesnis. Sumažėjo jo cholesterolio lygis, rizika susirgti širdies ligomis ar net vėžiu. Jaučiausi gerai, niekada nieko netrūksta, pasidariausi visus vitaminų tyrimus, viskas tobula ir kažkaip gali gerėti net dietos metu, nežinau kaip, nes tu valgai nedaug maisto. Žinau, kad esu stipri ir tikrai labai galiu atlaikyti stiprias treniruotės, kur kartais ir net treneris toks pasižiūri, kaip čia taip. Tai iš tos pusės nesijaučiu tikrai, kad silpnesnė būčiau, nebent atvirkščiai. Didžiausia stiprybė – eiti savo keliu su savomis vertybėmis, kai aplinkiniai demotyvuoja ir skatina jas apleisti. Treneris jau per tiek metų yra mane pažinęs ir nežino, kaip mane motyvuoti, kai aš jau nebeturiu jau jėgų, jau pavargau, bet dar reikia padaryti tos kelis paskutinius pakartojimus. Tai pavyzdžiui, sako, valgyk daugiau mėsos, žinai, būsi stipresnė. Ir aš tada iš visų jėgų dar atvarau daugiau, negu reikia. Deimantė ryžosi studijuoti antrą bakalaurą Lietuvos sporto universitete. Viena iš sportininkę paskatinusių priežasčių – augalinės mitybos specialistų trūkumas. Ji tikisi, kad šie mokslai padės populiarinti augalinę mitybą lietuvių rinkoje.
Su studijom buvo sunkus ir ilgas ganėtinai sprendimas. Esu atlikus ir praktiką užsienyje, juose treniruojant pasaulinio masto veganus su kitais veganais treneriais. Tenai irgi pasisėmiau ir pati motyvacijos, kad kiek daug tų sportininkų ir atletų yra. Smagu turėti buvo tą patirtį, bet nusprendžiau, kad turi dirbti su lietuvių rinka, nes Lietuvoje visiškai nėra su tuo specialistu. Yra, bet ne tiek daug arba ne tiek būtent su tokia specifika, kokią aš atėjau. Dėl to ir nusprendžiau visgi stoti normaliai, pasibaigti, turėti pedagoginį išsilavinimą ties tuo klausimu. Pirmas bakalauras, aš pagal profesiją esu buhalterė, tuo ir dirbu. Be studijų, Deimantė taip pat yra aktyvi savo Instagrame, kuriame rodo savo sportinius pasiekimus ir motyvuoja žmonės, kad viso to pasiekia nenuskriaudusi nei vieno gyvūno. O įvairius baltyminius receptus kelia į Instagramo puslapį FitVegans.lt. Tačiau kokiu būdu reikia pasiekti tokių kūno rezultatų? Rimtai šiuo sportu Deimantė užsiiminėja 3-4 metus. Ji pasakoja, kad ruošimasis varžyboms vyksta ištisus metus. Sportininkai valgo tam tikrą maistą, daro tam tikrus pratimus. Iki tam tikro laiko jų kūnas atrodo įprastai, o raumenys išryškėja tik artėjant varžyboms. Visas pagrindinis darbas vyksta off-seasone, kuriame esu dabar. Tai tos raumeninės masės auginimas. Ten, kur trūksta, kaip sakau, čia kaip menas, nes tu lipdai save, tai realiai nusiryškini per varžybas, matai, kur dar reikia dadėti, ko dar trūksta, kas buvo blogai ir tu ties tuo off-seasonu dirbi. Išėję iš sporto salės, leidžiamės laiptais žemyn ir keliaujame į kavinę, kurioje Deimantė dažnai valgo savo atsineštą maistą. Tai turiu kavytę, nes šiaip mėgstu labai kavą. Tik palikau savo saldiklį, tai naudoju tiesiog kavinės stevia saldiklį, tai mėgstu saldžiai, bet cukraus nenaudoju. Tai visada naudoju saldiklius ir gan daug, nes, kaip ir sakau, mėgstu saldžiai labai gan. Tai kaip ir dabar netgi 3 sunaudoju. Labai būna pikta, kai padaro augalinę kavą lievai. Nes, tarkim, nemoka suplakt puto, žinai, nes augalinis pienas jis yra biški kitoks. Ir aš pati daug metų dirbus barmenė ir žinau, kad easy, bet reikia pasitiek biški tiesiog. O čianai turime seitaną su ryžiais ir daržovėm, visokiais pievagrybiais, brokoliu, paprika. Prakandus seitano gabalėlį, konsistencija jis primena vištieną, o ir skonių neatsilieka. Užkandusios su Deimante keliavome į parduotuvę išsiaiškinti, visgi kur veganai perka produktus ir ką apskritai valgo. Numeris 1 mano pasirinkimas yra būtent graikiškas sojos jogurtas, tai žinom, kad ir neaugalinės kilmės graikiškas jogurtas turi daug baltymų, tai taip pat ir šis sojos graikiškas jogurtas turi daug jų ir kaip matot paskutinis likęs, tai šitas tikrai geriausias manim. Čia yra pas jūs sūrio skyrius. Tai dažniausiai tikrai mačiau ir tokius kopus, kad perka pizzerijos ir jau perka. Tikrai rasite ne vienoje vietoje, kur kepa pizzas su augaliniu sūriu. Va čia jau tai dažniau apsilankau. Tai čia yra visokių rūšių tofu. Mėgstu rūkytą tofu pirkti, nes jie tiesiog nieko nebereikia daryti. Tai jis turi daug baltymų ir tiesiog galima vieną valgyti pasipjaučius, net nekep. Kaip žinom, tofu ne mėsa, tai tikrai galima valgyti ir žalią tofu. O su silkiant tofu dažniausiai yra gaminami visokie desertai, su kurio gaminsi sūrio pyragą. Tofu, seitanas, tempė yra pagrindiniai veganiški mėsos pakaitalai. Dauguma jų skonis primena mėsą. Yra įvairiausių gaminių, kurie primena dešreles, kepsnelius ir panašiai. Tačiau reikėtų stengtis valgyti kuo mažiau perdirbtą maistą. Todėl pigiausia ir sveikiausia gamintis namuose. Seitano miltai. Tai iš jų būtent ir gaminu visus patiekalus ir dieną matėt valgiau mielą, tai tenai irgi taip pat su seitanu gaminta buvo. Su juo ir gaminuosi visokius, nežinau, čainys ir kebabus ir realiai tai yra didžioji sėkmės dalis ruošiantis mano varžybom. Small tips, faini dalykėliai, tai nutritional yeast arba lietuviškai maistinių būtent mielių dribsniai. Tai jie turi ne tik daug visokių B grupės vitaminų, bet būtent turi ir labai daug baltymų. Tai jie šiek tiek primena sūrį,
tai jos galima tiesiog pabarstyti ant makaronų ar ant milo, ar daryti visokius cheesy, sūriškas užtepėlės ir tuo pačiu gauti žiauriai daug vitamino ir baltymų. Yra tofiukai, tai yra varškėtukai, bet kadangi visi vyksta, nes tai nėra varškėtukai, tai reikia juos vadinti tofiukais. Tai va, tai gaminam taip pat kaip ir varškėtukas, tik naudojam ne varškę, o tofu varškę. Nepamirškit džiaugtis mažais dalykais. Stipriausio žmogaus titulą pelniusio vegano Patriko Boboumian kartą paklausė, kaip gali būti stiprus kaip jautis, nevalgydamas mėsos. Patrikas atsakė klausimu, ar kada matei jautį valgantį mėsą? McDonald's pagaliau išleido veganišką burgerį. Jo paragauti galima bet kuriame Lietuvos McDonald'e. Tiesa, S-burgeris tai buvo padaręs jau prieš 4 metus. Na, bet geriau vėliau negu niekada. Šis burgeris susidaro iš Beyond Meat paplotėlio, oficialiai turėtų būti veganiško sūrio ir veganiško burgerių padažo. Tačiau Lietuvoje veganai sako, kad McDonald'ai naudoja paprastą majonezą ir paprastą sūrį, kas reikštų, kad veganai turėtų užsisakinėti burgerį be padažo ir be sūrio. Na, o štai veganės atsiliepimas. Skanus tikrai, majonezas nepamaišytų, o sūrio visiškai netrūksta. Pietų korėjiečiai nusprendė šunų nebevalgyti. Ilgus metus europiečių šiurpinusi Azijos tradicija buvo puoselėjama ir Pietų Korėjoje. Pietų Korėja planuoja šios tradicijos atsisakyti iki 2027. Nauji metai, naujas aš. Daug kas sausį pradeda tokiais pažadais. Tuo naudojasi ir veganų bendruomenė, jau 10 metų iš eilės skelbianti Veganuary, susidedanti žodžio vegan ir January, kas pažodžiui reikštų veganiškąjį sausį. Šios akcijos tikslas yra supažindinti žmones su augalinė mityba ir paskatinti juos paragauti. Ūkininkai degina laužus pakelėse, taip protestuodami prieš naujus aplinkosauginius įstatymus. Aš suprantu, kad ūkiams darosi vis sunkiau išsilaikyti, gaunant vis mažiau pajamų. Tačiau šiame žaidime dalyvauja dar vienas žaidėjas, kurį mes pamirštame, kurį laikome savaime suprantamu. Tas žaidėjas mums atrodo nei ten mama, nei ten brolis, nei ten zosytė, tai mėsos gabalas. Tas žaidėjas, o gal verčiau būtų sakyti žaidėjai, yra gyvūnai, kurie ūkiuose ne visada gyvena geriausiomis sąlygomis ir tikrai ne visada su jais yra elgiamasi teisingai. Na bet aišku, ir ne visi ūkininkai yra blogi. Tačiau yra gyvūnų, kuriems padėti mes galime jau šiandien. Žinau, kad yra sakoma, jog negalima šerti laukinių gyvūnų. Žinau, kad jiems negalima duoti batono. Jo žinoma ir nedaviau. Tačiau kai žinau, kad kasnakt užgesta šimtai širdučių, per silpnų atlaikyti tokį šaltį, nes buvo per alkanos, suprantu, kad vietoje sėdėti nebegaliu. Turiu jiems padėti, kol jie patys maisto susirasti negali, kol sniegas dar dengia žemę. Lauke yra -18 ir kadangi mes namuose turėjome konservo, kurio nebenaudosime ir pagalvojame, kad katėms šiuo momentu turėtų būti labai sudėtinga, taigi padarėme per šaltį vargstančiom katytėm konservukus, kad jos per šaltį labai jau nenuvargtų. Galvojom, kad jau vakare nebebus jokių paukščių, bet išgirdom zylutes arba žvirbliukus čirkšint. Dėl to pagalvojom, paliksim ir jiems truputėlį maisto. Čia yra laukiniams paukščiams skirtas maistas. Kitą dieną temperatūra nukrito žemiau -20. Todėl misiją tęsėme. Maistą valgiusios antys atrodė tiesiog išbadėjusios. Man įdomu pasirodė tai, kad esant tokiai temperatūrai, antims per šalta stovėti ant kojų, todėl iki maisto jos šliaužė ant pilvų. Jos visos buvo apledėjusios ir iš judesių atrodė, kad jos dreba. Buvo graudu žiūrėti. Papildžiusi maisto atsargas patraukiau į kitą vietą, Karaliaus Mindaugo tiltas,
kur manęs jau laukia būrys alkanų širdučių. Alkani paukščiai apspito aplink mane ir godžiai valgė. Tačiau mačiau ir tuos, kurie jau nebeturėjo jėgų artintis, kurie jau merdėjo. Todėl maisto specialiai pamėčiau ir jiems po nosimi. Jie mielai pasivaišino. Negalėjau patikėti, kad viena antis valgė tiesiai iš mano rankos. Šie paukščiai drąsūs, bet labai alkani. Dabar laukia didelis minusas. Kauno rajone atsidarė naujas laukinių gyvūnų globos centras. Ką tai reiškia mums, paprastiems žmonėms? Ogi tai, kad nuo šiol sužeisti, partrenkti, sergantys laukiniai gyvūnai bus gydomi. Anksčiau, partrenkus gyvūną, tiesiog būdavo iškviečiami medžiotojai, kurie, žinoma, gyvūną negydydavo, o tiesiog jį pribaigdavo. Dabar turėsime galimybę jį išgydyti. Be to, šis centras yra didžiausias Baltijos šalyse. Tuo galime pasididžiuoti. Na, tai tiek naujienų apie gyvūnus šiandien. Išlikite pozityvūs ir prisiminkite, kad vienas jūsų geras darbas gyvūnui gali pakeisti jo gyvenimą arba išsaugoti jo gyvybę. Iki greito!